6 diena, liko 4 dienas, nors spėju, kad 5 dienas liko. Ar 10 visgi spėju įveiksiu. Lietuvos etapai ne patys lengviausi, tai 200 km pradėjom palaikyti bus tikrai sunku. Miegau visai gerai, 3 valandas priguliau, sausuose, šiltuose krūmuose. Visi aplinkiniai mažai miegojo, tai mes dabar 15 minučių skirtumų visi esam. Pradžioje buvo sunku 5 valandą mint, bet miestelį privažiavus radau kavos aparatą ir vandens. Tai dabar non-stop iki Zarasų. Žiūrėsim, ar kas nors stabdys priekį ar gale. Iš esmės tokia viena šutvė esam 4 žmonių. Ir dar vienas priekį, gal porą valandų. Man atrodo, kad visi ir susitiksim punktą. Žadu, aš ten 3 valandas pabūt turbūt. Ir važiuoti toliau. Šiandien tikrai dar reikia numinti daug, tai tie Zarasai nėra, kad atvažiuoju ir atsipalaiduoju. Bet turiu porą problemų, kurias reikės susitvarkyti. Tai viena iš jų yra, kad tašė neužsisega. Nežinau, ar matosi. Freimo tašė neužsisega. Tai telefonas užsikraus. Bet tą miestelį dar ir pasikrauju, kad tikrai užtektų. Šiaip visai gerai vietasi, visai gerai savijauta. 10 iš 10, gal. 1 valandą tikrai kelius skaudėjo. Visas užtinės, atrodo visi pirštai, visos rankos, viskas ką darai yra užtinė. Toks kaip guminis žmogus jautiesi išpūstas. Dabar visai gerai saulė išlindo, tai mieguistumas neima. Bet kai atsikėliau nesugebėjau žadintuvo išjungti, nesupratau kas vyksta. Tai kūnas vis tiek yra pavargęs, kad ir miegau daug prieš tai dienom, bet tikrai reikia poilsio. Tai Zarasuose tikiuosi gauti tą antrą dalį poilsio. Turbūt svarbiau yra ne miegas hidroj, bet tiesiog pertraukas daryti. Tas procentas pertraukų darimo, jį svarbu mažinti, bet jis yra kritinis. Per daug sumažinsi ir sudegsi. Judam toliau. Ten 7 ryto, tada galinė parašyta, kad atsidaro 7 ryto. Už 2 minučių atsidaro. Vanduo pasibaigęs. Išlendu iš molėtų miškų kažkur. Rytas šaltas kaip visada. Važiavau į Zarasų punktą, paskubėjau tenai tiesiog, kad pabūt su chebra, kad būtų išfiksuota, jog ne aš paskutinis. O tada nusprendžiau atsipalaiduoti, nes trumpam bent jau, nes visai buvo nuovargio. 3 valandas miegojau tą naktį. Keliai buvo labai nuobodus, tiesiog daug žvyro, daug tiesaus gravelio. Tai pasikroviau viską, nusiprausiau, išsiskalbiau, padariau šviežią startą. Nors powerbankas gal ir nepilnai įsikrovė, bet turėtų užtekti visko, kraunant mažai iki finišo. O jo, tenai besėdint teko sugalvoti, kaip čia daryti su likusiom dienom. Liko 660 km kažkur tais. Daugiau nuo Zarasų punkto, aišku. Po Zarasų aš ten labai negalvojau, tiesiog žinau, kad laukia daug smagių
kalniukų, daug smagių greitų nusileidimų. Tai tas mane labai motyvavo varyti priekį. Tai aš pailsėjau, dar parduotuvėj pakeliui tą miestelį pietų miego priguliau. Ir man labai patiko, nes po tokių 4 valandų poilsio labai smagu varyti, kojose yra jėgos ir taip toliau. Vijausi tos oponentus, kurie jau 4 valandų priekė buvo, irgi ilsėjęs turbūt kiek nors, bet ne tiek daug kiek aš. Bet nepasivijau, visą laiką 10 km priekį, tai man atrodo net ir dabar ryte atsikels į 10 km priekį ar daugiau. Anksti kėliaus 5, bet ir ilgai miegojau, kokias 5 valandas. Vakare naktį 11 greitai susipakavau palapinę prie ežero. Ryte greitai susipakavau. Tai pasirodo, man reikia 12 ar 15 minučių susipakuoti ryte. Tai visai didžiuojas to. Degalinė panašu atsidarinėja dar ten. Tai šiandienos planas yra atvažiuoti į Vilnių. Ir labai tikiuosi, kad per daug neužtruktų ką darant. Nes už Vilniaus laukia daug sunkesnis kelias. Vilnių nusprendžiau nesukti tenai taisytis dviračio, nes viskas gerai kaip yra. Išskyrus tą užtrauktuką, kuris neužsisega ir labai sunku išimti iš tos tašės daiktus. Tas labai nervina ir gaištų laiką kartais. Bet šiaip viskas gerai. Tai jo, mano tikslas yra pabandyti, mano planas dabar yra pabandyti numinti 220 kiekvieną dieną, kad sekmadienį naktį baigti. Nes jau geriau turbūt sekmadienį 3 nakties baigti, negu likus 50 km eiti miegoti ir ryte damušti. Tai tokį savo tikslą išsikėliau, iki Vilniaus bus labai smagu. Esu važiavęs šitą prieš mėnesį ir buvo tikrai labai smagu. Tai laukiu. Varom į priekį. Va, jau pakeliu į Joniškį. Liko porą kilometrų. Buvo labai sunkus etapas. Kūnas miega. Raumenys visi išnaudoti. Vejuosi šitos priekinius. Niekas neveikia. Noriu miego. Stoja už 100 kartų. Toks visiškai palūžęs. Varysiu į parduotuvę. Pasidarysiu kokią normalesnio maisto. Ir eisiu prigulti nepui. Nes nebegaliu. Po to kava ir vėl į kelią. 2 iš 10. Savijauta 2 iš 10. O, kaip gražu. Susigundžiau ir išsimaudžiau. Buvo labai sunkus rytas. Skėliau 5 ir tiesiog myniau iki 11-12 ir man atrodo padariau klaidą su maistu, nes nepakankamai daug valgiau. Nors valgiau tikrai daug, valgiau tiek, kaip įprastai valgau. Bet tas kalorijų deficitas turbūt iš praeitų dienų pasivijo. Ir bonkinau matyti, nes labai buvo silpna, labai miegot norėjau, labai kilometrų lėtai rinkosi ir aš palaikiau tai kovą su savimi, bet turbūt reikėjo stoti ir valgyti, ilsėtis. Aišku, galiausiai pasiekiau tą miestelį. Pavalgiau riebesnio maisto. Pamiegojau, bet nepagerėjo iš tikrųjų. Dar reikėjo pusvalandžio valandos, kad pagerėtų. Ir tai paliko kažkokį tai žaizdą, tas visas kovojimas su savimi, nes teko emociškai dabar atsistatyti biškį. Tiesiog pakriko emocijos. Tai va, ežeras pamačiau. Tiesiog žinau, kad reikia įlysti, viską pamiršti. Gal aš per daug skubu, nes žiūriu aš į tas vietas, labai psichiškai veikia, kad aš paskutinis. Didžiuosiu savo rezultatu ir nėra čia kur skubėti ir net nesuprantu, ko aš skubu. Noriu įrodyti savo, aš įsikėliau savo tokį iššūkį per tas 3 dienas pabaigti, tai 4. Bet reikia visą laiką savo priminti, kad tai yra
iššūkis ir iššūkius feilinti yra normala, iššūkius feilinti yra augimo ženklas. Va taip pat atrodo didelė dalis hidros. Nepaslaptis, kad visiems kelių skauda. Organizatoriai netgi juokauja, kad reiktų pervadinti hidrai kažką su keliais. Su kelių skausmu. Kelių skausmu ultra. Tai kai pradeda skaudėti kelius, į visus kalnus tenka eiti pėsčiomis. Ir tai galima praleisti turbūt valandą ar 2 valandas per dieną. Tiesiog einant į kalnus. Ir čia viskas normalu, tai net ir tie, kurie pirmi varo, turbūt jie daugiausiai tą daro. Tai tiesiog eina pieškom. Ir protinga yra tą daryti netgi dar prieš pradedant skaudėti keliam, pirmą dieną netgi. Nes pakeiti raumenis, pailsini tuos, panaudoji kitus. Pulsas tas pats, greitis beveik tas pats beje. Tai netgi nėra kažkokio tai trūkumo šitame ėjime šalia dviračio. Nes jeigu kelnas status, tai ir minant, ir einant greitis yra apie 3-5 km per valandą. Negelbsti netgi plentas. Kelius šiaip jaučiu, bet neskauda. Tiesiog ruošiuosi tam, kas laukia už Vilniaus. Nes turėsiu apsipirkti nakčiai. Parduotuvės jau link darbo laiko pabaigos. Ir su visa ta manta turėsiu tikrai daug sukilimo apie, nežinau, 500 metrų arba kilometrą dar iki nakties. O dabar tiesioji plento laukia tiesiai Nemenčinę. Vat jau ir Vilnius. Šiaip atsigavau nuo ryto. Daug lengviau pasidarė. Turbūt maisto privalgiau ir kūnas atsigavo. Šiaip netgi norisi daugiau mint. Jeigu šiandien baigtųsi, tai galvoju, būtų per mažai. Ir visokių įvairių minčių čia sukasi. Visokių atmaskių, kodėl aš paskutinis. Bet apie tai paskui. What's up? Nu, žiūrėk, į žmogų panašu. Tuoj prieis konsultantas. Aišku, turi viskas trikti, kai aš maratone. Biškai pradeda lyti. Pasiekiau Vilnių, pavalgiau. Susitikau su keliais žmonėmis palaikančiais. Ir važiuojam priekį. Tai planas toks, kad po 4 valandų yra tokia viena vieta ant kalno. Labai aukšto kalno, turbūt aukščiausias kilimo kalno hidroj. Su stogeliu. Ir dabar lietus ateina 10 valandų, bet toks lengvas. Jis jau turėjo lyti gal kelias valandas, bet dar sausa aplinkui. Tai noras yra važiuoti tą vietą ir kokią 2 valandą nakties pastatyti palapinę ir jau ramiausiai išsimiegoti prieš rytojų, o rytoj naktį galbūt netgi ir nemiegoti. Jeigu norėsiu ten kažką tai pažaisti, liks po 200 km 2 dienas, tai galbūt net ir pasiekčiau iki sekmadienio. Tikiuosi blogiausiai, kad 3 valandas žibintai išsikraus ir pasieksiu ten visiškai negyvas. Jeigu bus bent kiek geriau, tai jau bus pakilėta nuotaika ir viską. Esu gana negyvas, numiriau 150
su 1600 pakelimu liktais. Bet ta kova ryte su savimi tikrai ištaškė. Ištaškė viską iš manęs. Į antrą pusę atsigavau, kaip man įprasta. Esu naktinė pelėda, tai antroje pusėje daug geriau visą laiką. Iš manęs paėmė interviu, tai visai netgi gyvas atrodžiau jame. Bet kai reikėjo kalbėti su draugais, tai pynėsi mintis, pynėsi žodžiai. Tas protinis nuovargis yra, ypač kai dar reikia aplinkui 18 darbų pasidaryti ir niuansus sužiūrėti. Tai va, dabar turbūt mėgstamasis mano dienos momentas, kai yra prieblanda tokia, tamsoka, užsileidi muziką savo mėgstamiausią, žiūri visokias pelėdas, čia garsus skleidžiančias ir tiesiog ramu, judi į priekį. Nėra į ką žiūrėti, nes tamsu. Ir meditacija. Važiuojam į truselybę. Jeigu nori varyti per lietų ir tamsoj. Jo, 3 valandą einu. Minu. Stumiuos per krūmus. Šlapius, lyja, viskas. Čia aišku nesimatys kaip lyja, bet pradžioje nestipriai, dabar jau tiesiog lietus. Nors, kad būtų likę nedaug, nes sunkiai einasi visai, diskomforto daug viduje, aš esu žiauriai supytas ir šlapęs po šito lietaus kostiumu. Tai bent jau šilta. Nežinau, kiek čia laipsnių iš tikrųjų, kad čia tiesiog tos triukės užblokuoja. 8 laipsniai, sako mano GPX, tai įdomu, kodėl man taip karšta. Skurimų tai nemažai šiaip. Nu, bet verta dėl tos vietos, kurioje nakvosiu. Parodysiu vaizdus iš ryto.